Šeriam, bet ne tiek. Tuo šernus užauginau žmonės. Tai yra artistė jau iki gyvos galvos, tikriausiai, manau, ant rankų užaugyta. Tos artistės vardas Jadzė. Ją iš Žvėrinčių atvežė Tytuvėnų urėdas. Tiek cypė neišlaikys tom tvartė. Tai nešim į kambarį, dėjom prie pečiaus, bonką pildom su vandeniu šiltu, tai nurimsta. Kada šiltas vanduo, ir ramu paskui jungiam lempasė, kad be šilmus negali gulėti, nes motinos pilvas sakė, aš šildydavau. Nu ką, pradėjom girdyti, bet kas 2 valandos, naktį šoka į lovą. Bėga, jau žiūrim, kad mes neišlaikysim to, tuo metu ožka vedė. Daužiukai buvo ir ta ožka priėmė jį. Dabar buvo tokis suvažiavimas, net Europos Sąjungos net remia arklių, mėsinių tų, danielių, šernų auginam aptvaruose. Netokios programos yra. Faktiškai tų šerniukų šmucais įvežė tas žmogus. Kada šernas puola žmogų? Sužeistas labiausiai ir kada turi paršiukų. Sužeistas yra pavojingas, pavojingiau net už mešką. O čia gal ekskursija? Jo, taip. Vaikam parodys. Ne vaikam, ir svečias yra iš Anglijos. Tai kas įdomina? Vilkai įdomina. Vilkų pažiūrėti. Tai einam, parodysim iškart vilkus ir nusifilmuosim. Ne, čia medžiotų namelis, kuris pasišils. Tai jūs mūsų neleisti čia? Leisi visi einam. Aptvarė 4 tikri vilkai ir vilkšunis vardu Vilkis. Kadangi vilkams tik 1 metai, gaujai vadovauja Vilkis. Jis vyriausias amžiumi. Pamatė, kad jų globėjas ne vienas, žvėris aišku pasislėpė. Jie suveis paskui visi, palaukit, neikit. Jeigu Petrui pavyks pagauti gaujos vadą Vilkį, tai iš paskos ateis ir kiti. Čia jie miške gyvena, beveik 2,5 hektarų, čia jie laisvai gyvena, tik tiek, kad žvėrių nepjauna, mes maistą jiem pristatom. Bet čia jiem laisvė yra. Vaikščio turi urus susikasę, viskas kaip gamtoj. Miškuose yra vilkų tikrų? Yra, ateina, praeina vilkai, kartais užsuka prie aptvarų, susikaukia naktim. O kiek Lietuvoje vilkų yra? Nu, apie 300, tų statistikos nėra tikslios, nes apskaitos kaip tokios nėra būdo ir nieks ten rašo, kaip tam užeina. Vilkai Petro Dabryšio Žvėrinčiuje atsirado, kai mūsų Lietuvos televizijos operatorius Vytas Jankevičius sugalvojo kurti filmą. Išėjęs su kino kamera į mišką, vilko nesutiksi. O čia, Žvėrinčiuje, jų natūralią elgseną gali stebėti kiek nori. Protingi. Vieni iš protingesnių pagal mus. Nu, pavyzdžiui. Delfinai. Jie turi loginį mąstymą, apgalvoja, apskaičiuoja, kad taip. Nu, kad mes galvojame.